Ir visiems labas, su jumis aš Robertas, kaip jūs matėte, naujas mano video ir šiandieną žaidžiu su mano draugu Edvinu. Kadangi mes susiskambinom per WhatsAppą, jis manęs negirdi, taigi va. Bet dažniau planuoju susiskambinti, tačiau, kad jis turėtų Discordą ir mes galėtum kartu žaisti. Taigi va, čia naujas video, kaip jūs matėte, aš esu čianais. Aš esu kalėjimą, nes aš esu pavogęs 1000 pinigėlių. Gerai, juokauju. Žodžiu, aišku, jūs negirdėsite Edvino, bet jei jis kažką sakys, tiesiog aš pasakysiu jums. Ir iškart sakau, čia kai kur bus kai koks anonimusas, jei neklystu. Turi čia būti ir aš jums noriu parodyti, ką jis daro. Neparodyti, o paaiškinti, jei aš jį surasiu. Nes aš jį vieną kartą buvau suradęs ir va. Jis čia. Va. Kaip jūs manite, čia šitas anonimusas, jis už 5000 gali nuimti jūsų šitą fruitą. Čia galim pažiūrėti. Have watch your back from now on. Čia kažką rašo. Tai va. Žaidžiam šiandien mes Blocks fruitą. Taigi va, bandysime daugiau. Ir dabar aš filmuoju su Edvinu. Tai neklauskite, kodėl jis nekalba. Nes vis pakartojusi, nes aš per WhatsAppą. Ir jo, kaip jūs matote, aš esu dabar kalėjimą ir greidinusi čia kalėjimą. Tai Edvinai, kažką pasakyk gal. Aš perduosiu. Taip. Ką tu nori pasakyti, Edvinai? Ką tu nori pasakyti? Nes, žinok, nesigirdi tavęs. Visiškai nesigirdi. Draugai jis pasakė nieko. Jis pasakė kol kas nieko. Nieko įdomus. Ir kaip aš matau, Edvinai, tu dabar pradedi žaisti už piratus. Jūs matyti, turim honoro, čia nemažai. Ir pamiršau usinti X2XP kodą. Bet manau, kad usinsiu į tada, kada bus paskutinis NPC. Taip, kaip jūs matėte, jau turiu beveik masterių ant paskutinio skilo, nes farminausi Skylanduose ne video, nes ten buvo visiškai neįdomu. Edvinas gali patvirtinti. Ir draugai, man Edvinas draugai pasakė, kad jis greitai pas mane jau atskris. Tai va, gerai. Usinam šitą kodą X2XP. Viskas, mes gavom X2XP kodą. Ir jei kas nesupranta, kaip veikia X2XP kodas, nors beveik visi supranta, bet noriu paaiškinti taip, kad jis veikia, kad kai jūs atliekat questą, jums duoda daugiau levelių, nei jums duoda tada. Tai daugiau XP. Pavyzdžiui, aš gaunu 500 tūkstančių XP jau nuo šito questą, va čia va. O su X2XP gaunu 1 100 000. Ir dar noriu pasakyti, kad greitai manęs nebus už kokios savaitės arba 2 savaitės manęs nebus. Aš varysiu į Grekiją, taigi va, nes 1 savaitę nebus video, bet planuoju šiandien išleisti šitą video. O, Edvinas atskrido Edvinas, jo, kaip jūs matėte, kaip jūs paminate, jis laimėjo konkursą, jis turi savo šitą kardikį. Oi, jis, draugai, jis sako, Palauk. Tuoj bus, palauk. Jung PvP. Gerai, pasijungtas PvP. Viskas.
Okay, ir šitą septinam iš karto, kad negalėtų mane žudyti, Edvinas. Jo, kad negali. Jo, nes jis gali tiesiog vienu kartu mane nužudyti, bet aš galiu jį irgi nužudyti labai lengvai, nes turiu Dark Step'ą. Ir draugai, noriu jums ką pasakyti, kad niekada neklyskite kaip aš. Nes aš žiauriai daug kartų klydau, aš žiauriai daug kartų dariau kažką blogai ir aš žiauriai daug kartų kažko dariau nesąmonės, nes pavyzdžiui, čia aš galvojau, kad pas jį galima bus nupirkti fruitą už 5000, bet aš kažkaip to nesitikėjau ir bet čia gerai, kad aš nesitikėjau, bet ten galima, žinokit, aš buvau pas jį, kai turėjau kitsune fruitą, bet aš negalvokit, aš nesu prakakojęs kitsune fruitą. Jo, bet vis tiek. Nu, aišku, kitsune fruitą aš jau prakakojau, galim taip pasakyti, nes aš jo neturiu, aš suvalgiau leopardą ir pagailėjau, nes leopardas nėra geresnis. O galvoju, kad su leopardu lengviau bus, bet ne. Bet užtat kažkas naujo, nes turėjau ant kitsune 600 masterių. Taigi, va. Ir pirmas, ką aš noriu iki 300 masterių kokios farminti su Dark Step'u, kad iš karto galėčiau padaryti jį ant vidų, kad iš karto turėčiau jį. Ir kol kas, jeigu aš kol kas dabar turiu fruitą ir galiu upgrade'inti ir fruitą, tai čia kol kas, nes po to aš tapsiu, galim pasakyti, kardininkas, bet aš nebūsiu kardininkas, bet aš žodžiu, aš nebūsiu kardininkas, bet upgrade'insiu max irgi kardą ir turėsiu kažkokį gerą, nors vieną mythical kardą. Čia būtinai man reikės turėti nors vieną mythical. Jo, ir nedarykit klaidos, kaip dariau aš, nes aš padariau tokią didžiulę klaidą, kad aš pirmas, ką upgrade'inu ant maximum, tai čia HP, tai nesąmonė, geriau jeigu jūs praeinate kažkokio kelio, iš karto daugiausiai upgrade'inkite į tą, su kurios dažniausiai mušate ir kurio jūs norite tapti. Tai geriau taip darykite, nes jei jūs upgrade'insite tik HP, tai jūs po to negalėsite beveik nieko nužudyti, jūs turėsite mažai honoro arba bounty, kaip čia yra parašyta, taigi va. Jūs turėsite labai mažai bounty ant saldainių, jo, nes šiaip parašyta, kad čia bounty, va, bounty honor. Bet čia taip žaidime šiaip yra bounty honor, bet kažkaip keistai galima vadinti arba bounty, arba honor. Nu, pas marinus tikriausiai honoras, o pas šitos piratus tikriausiai yra, palauk, Edvin. O pas piratas yra bounty. Taigi sakai, kad nu, ne. Kodėl? Šiaip jo, irgi logiškai padarai. Jo, tikrai vienas nors bossas atsiras, bet aš nežinau, draugai, gal kas gali paaiškinti man, kodėl per WhatsApp'ą nesigirdi žmonių, kai aš filmuoju, bet per Discord'ą turi girdėtis, tikrai taip. Va. Taigi va, aš filmuosiu daugiau video, būtinai filmuosiu apie Toilet Tower Defense, nepamirškite ir ką čia daro mano draugas. Ką tu nori? Ką? Nu, tai žinau, čia man šitas, žinai ką, man šitas kotas 3 kartus buvo iškrytę. Nors aš jį turiu vieną, bet čia toks dalykas per Blocks Fruitą. Tu gali gauti nors 100 kartų tą pačią daiktą, bet tu turėsi jį tik tais vieną visą laiką. Edvinai, tu dabar kur upgrade'insi? Kitam Islande? Ar tu kelintą levelį turi?
Draugai, jis turi 348 levelį. Pirmą kartą aš buvau jį aplenkęs, o dabar jis mane aplenkė. Jis man padėjo biškutį, bet nereikia Edinui man padėti. Ir, va, viskas, naujas questas. Viskas. Ir dar daugiau noriu pasakyti, kad aš manau, kol farminsiuos iki nors pirmo boso, tai iškirpsiu, nes bus iš vis neįdomu. Ir manau, kol kas neimsiu ant šitų questų, nes galiu ten kitų, pas kuriuos aš turiu bloką, taigi kol kas imsiu ant pirmo. Taigi susimatysime, kada aš jau ateisiu iki levelio, kada bus bosas. Ir viskas, draugai, kaip jūs matėte, aš atrikinau bosą, dar liko XP, tai mano visus status kokius spam upgrade'insiu į mil, o kitą į fruitą, nes vis tiek fruitas prireiks. Jo, atrakinau pirmą bosą, tai galima dabar ant jo farmintis, kol kas farminsiu tik ant Vardino, nes hopinsiu serverius ir farminsiu tik ant Vardino, taip. Stovim čia ir viskas, jis mane negali damage'inti, nes šitas bosas jis neturi skillą, tai ant jo bus labai lengva farmintis, dėl to aš tiesiog farminsiu ant jo ir bus lengviau negu questus daryti. Aš greičiau jį nužudysiu, negu padarysiu vieną questą ir daugiau dar gausiu plus, bet šiaip aš gausiu mažiau pinigų gaunu, bet vis tiek gaunu ir honorą ir visko. Taigi, va. Gerai. Bandom. Gerai. Dabar reikia nueiti kitą serverį, vėl jį nužudyti, po to vėl kitą serverį ir vėl ten jį nužudyti. Gerai. Taigi, paimam piratus. Jo, iš čia yra. O Sveno čia nėra. Kaip gaila, bet man šiaip tas pats ant to Sveno, nes čia man nereikia mane farmintis. Viskas, tiesiog taip farminamas ir viskas. Taipgi, noriu ką pasakyti, kad greitai aš planuoju pirkti, bet va. Ir draugai, aš radau vieną žmogų, kuris beveik to pačiu nickname, kur aš, bet jis kitokiu. Draugai, žiūrėkit, jo nickname'as GigaChad Sigma. Pasi nickname'as. Ui, Sigma, skibdai, bro, Ohio, skibdai. Ką? O ne, taip. Tu man nieko nepadarysi. Baig, Edinai, kokiam savo Islande, tavo Islande nėra bosų. Tu apie Magma Islandą, aš galvojau kažkur kitur. Gerai, varom į kitą serverį. Jo, šiaip bosus bus greičiau, lengviau ir patogiau man farminti. Ir nepamačiau, draugai, kaip turiu daug daugiau masterių. Žiūrim, padedam tam žmogui nužudyti tą Sveną. Padedam. Žinokit, aš noriu gauti jo šitą dalyką, vieną, kurį jis turi, taigi jam reikia padėti. Nes aš čia dar vieną bosą. Draugai, kas čia per nesąmonę. Aš ten dar vieną bosą užvariau. Kur jūs? Imk. Matau. Tai padedam jam, biškį padedam. Ne. Aš vėl numiriau. Draugai, aš vėl numiriau. Gerai, bandom dar kartą. Žiūrim būtinai mano honorą.
kiek aš prarasiu. Taip. Davai, po biški. Aš gavau bounty, aš gavau tik tais honoro ir vienu levelį. Man tai, žinote, draugai, nieko nepadėjo, aš tiesiog praradau biški laiko, bet gerai. Netapam, bet vienu leveliu man reikia, vieną levelį. Manau, kol jis ten žudo, aš greitai padarysiu dar plus one level. Tai kodėl? Ar jis negali būti toks keistas? Žodžiu, padarysim vieną questą ir manau, kad jis nesuspės viską padaryti. Pamiršau įjungti aurą. Padarysim vieną questą. Manau, kad jis nespės regentis ir padarysim ant jo jau. Ir tada ką? Jo, draugai, tada varysiu vėl iškirpsiu ir tada vėl farminsiuosi to boso. Manau, ant Sveno aš nefarminsiuosi, nes jis labai sunkus. Anie labai sunku farmintis, tai geriau ant kitų bosų farminsiuosi. Taigi, va. Žudom. Taip, kol kas viskas gerai, taigi susimatysime su jumis, kai jau gausiu levelį ant Sveno, galbūt jau kai gausiu levelį ant kitos lokacijos, nes ant Sveno aš vis tiek nesifarminsiu. Tai susitiksime po to. Ir kaip draugai, jūs matėte, jau viskas aš baigiau, aš kitą lokaciją, neklauskite, kodėl pas mane dar didesnis levelis, nes man tiesiog pas mane nebuvo XP, o aš nenorėjau prarasti ją ir kad būtų įdomiau, tiesiog čia dar pasifarminau biškutį, tai va, atrakinau naują skillą paskutinį ant Dark Stepo, turiu daug pinigėlių ir dabar noriu nuvarėti nupirkti fruitą. Ko gero bus gerai, ko gero bus viskas normaliai. Tai va. Viskas mes jau atskridome. Rolinam. Ar juokauja springas? Gerai. Mes įdedame storą. Ir dabar mes varysime padaryti questą ant Cyberą. Jis bus visai nemokamas, bet tas pats vis tiek padarysim. Aišku, aš suprantu, kad čia galima tai pralys, bet daug nieko neduos, jeigu tai pralysi, ypač tau reikia 100 000 mokėti tokių dalykų. Gerai. Taigi reikia paspausti visas knopkutės, bet aš nepamenu kur jos, nepamenu. Pamenu, kad čia nespaudžiau. Gerai, dar vieną, jeigu ten paspaudžiau. Jo. Tai viena buvo, ne, dvi liko. Dar čia, ne čia. Čia nais. Ne, tai pamenu, kad čia tada bus. Ko gero, ne, čia. Ko gero, va. O dar vieną knopkutę ir paskutinę likusi. Kurgi paskutinė, draugai, kurgi paskutinė? Ieškom. Pamenu, kad ten buvo ant medžio. Kažkur ant medžio buvo, žinokite, nepamenu tiksliai, bet buvo kažkur ant medžio. Man atrodo, kad ant šito nebuvo medžio.
Draugai, aš nesurandu tos paskutinės knufkutės, žinokite. Atrodo lengva ir ją labai lengva surasti, bet anksčiau aš iš karto surasdavau, bet dabar jos nėra. Jis grinai nėra. Palaukit, gal aš dabar jau galiu, gal iš tikrųjų nereikia? Ne, dar viena turi būti. Ai. Medžio. Man šitas medis turi būti. Šitas turi būti. O jo čia kažkodėl nėra. Nežinau, šitas medis. Draugai, biški pažiūrėsiu YouTube, taigi, arba internete. Tai aš nepamenu, kur jinai. Jinai buvo. Aš pamenu, kur jinai buvo. Tačiau aš pamenu, kur ją esu suradęs. Šita turi būti. Šitą. Op. Čia jos nėra. Tai kurgi jinai? Žodžiu. Įjungsiu mute, nes žiūrėsiu YouTube, tai palaukite. Aš kad dabar tik supratau, kad esu įjungęs mute. Tik dabar, žinokite, supratau. Dar galbūt galima taip. Bet čia reikia vieną tokį dalyką, tai gyva. Varom tada atgal. Nu šitą aš iškirpsiu, nes neradau ko gero. Taigi bandysime po to, bet darysiu šitą už kadro. Taigi nuvarysime kitą klasę. Pamiršau dar pasakyti, esu usinęs vieną kodą ir pas mane vėl baigėsi. O ne, nu kodėl čia būdo useris? Nu čia tikrai donateris. Tikrai. Arba čia draugas donateris ir jam viską padovanoja, arba jis pats donateris. Taip. Aš esu usinęs, žinokite, kodą. Pamenu, kokį norėjau jau prašyti kitą, bet ne. Kokį aš esu usinęs. Šito. Bet aš jau esu usinęs, taigi Jis mane nužudė. Maladėc. Nuo kelintą levelio kita lokacija. Gal dar 3 leveliai liko. Ne, tikrai ne. Taigi usinsim dar vieną kodą. Čia bus Skid Gaming. Naudoju XP, kad būtų viskas greičiau. Va šitoks kodas. Ir toliau pradedam farmintis. Nors aš žinau, kad galiu ant kitų, bet ant šitų NPC geriausiai yra farmintis. Ir pamiršau jums parodyti savo status. Tokie. Kas pamena gali pasižiūrėti. Taigi buvo. Taigi bandysime dabar. Dabar parodysiu jums greitai
taigi šitą savo skilą ir tada varysime, tačiau varysime kitą lokaciją, kai baigsiu, ir tada, tada farmintis, bet iškirpsiu, farminsiuos toliau, taigi va, ir tada varysim kitą lokaciją. Kokių dar 12 levelių tikrai reikia pafarminti. Taip. Pam, viskas, kaip jūs matėte, įjungiu šitą dalyką. Pas mane dega kojas. Dabar padarom X, po to C mygtuką. Bet šitą reikia spausti ir dabar Z. Ir toliau pradedam klikinti. Žinot, labai lengva iš šito farmintis, nes daugiau damage duoti, bet ne visą laiką šiaip. Ne visą laiką, tai dėl to minusas. Biškut minusas. Tada. Bet vis tiek geras, vis tiek gerai daro. Šiaip esu kaip kombą padaręs savo kombą. Galiu pademonstruoti. Iš pirmo, bet jau išsijungia ir ilgai. Jau išsijungia. Reikia palaukti, kol kiti šitie du skilai ims ir galėsiu tada parodyti savo kombą. O šitas jau beveik atsirakina, bet vis tiek. Taigi žiūrėkite, pirmas jūzino breakdance, po to šitą netyčia, draugai, ne taip padariau. Baigiam šituo dalyku ir tada tiesiog mušam. Tiesiog. Aš šitą pamenu turėjau Darkstepą Skavendėse. Turėjau Darkstepą. Taigi, va, tai tada susitiksime, kai jau atrakinsiu kitą lokaciją. Ir viskas, draugai. Jo, kaip jūs matėte, aš jau atrakinau tą lokaciją, bet prieš šitą aš noriu status, kaip visada, viską į mail. Taigi galima varyti kitą lokaciją, tai yra Magma Villages. Jis yra tenais ir varom. Taip. Šiaip ilgai šitą lokaciją labai panaši į vieną lokaciją. Pamenat, praeitoj serijai aš tai nugrindsiu taip. Šitą lokaciją Marine Fortress, jį pamenu labai panaši šitą. Tikrai šitą yra Marine Fortress, aš žinokit nepamenu. Bet labai panašios dvi lokacijos. Man šiaip asmeniškai labai panašios. Ir mes iki šiol skrendam. Taip. O, pagaliau. Taip, viskas, mes Magma Village, galima imti questą, bet aš noriu baigti. Bet prieš tai, kad baigti, aš šitą noriu pažiūrėti ir viską esu nupirkęs. Ne viską, nes po šitą diduką dar nenupirkau flashtepą, su kuriuo aš ir galiu teleportintis jo, kaip jūs matėte. Taip, ir dar kur čia ta lokacija? Va. Čia yra skeletas, kurį nupirkti Soulcane. Taigi, va. Ir šitą video mes baigiam. Jo, šitas video ateina
galas. Taip. Jūs matėte viskas, taigi linkiu jums sėkmės ir visiems ate draugai. Bam.